širdyse vardan tos Lietuvos vienybei težymi. Turbūt kaip taisyklė vis mėgstam pakutenti nervus visiems aplinkiniam ir savo aišku. Tačiau kitokių rungtynių ir nesitikėjo, kad bus, reikėjo tą atlaikyti įtampą. Ir kietą, svarbiausia pabrėžiu, kietą klaipėdiečių gynybą, kur tikrai tik tai žaidėjas su atitinkamu meistriškumu galėjo dalyvauti tose rungtynėse. Smagu, kad buvo aišku momentų, kad ir ta kieta gynyba mus išmušė tuo, kad mes negalėjom atlikti pozicinio žaidimo derinių. Trumpi deriniai tiko ir smagu, kad būtent pagrindiniai tie žaidėjai visą tą krūvį išvežė iki pat galo. Nu ir turbūt reiktų paminėti, kad ką matėm anksčiau su Klaipėdos komanda, tikrai nesijautė tos tokios dvasios norint laimėti. Su Kuncaičio atėjimu čia viskas tikrai pasikeitė ir į gerąją pusę. Vyrai visą tą informaciją žinojo ir tikrai nusiteikę buvo būtent sunkiom rungtynėm. Kovėsi ir iš tikrųjų iki galo ir mums va to pritrūko šalto proto gale, kur kažkas tai imtųsi protingų veiksmų. Taigi lygtais noro užteko, bet sakysim, būtent to proto pritrūko. Bet aš nemanau, kad galbūt, kad šitas galas labai svarbus buvo, iš tikrųjų Panevėžys kovėsi visas rungtynės. Buvo pabėgę, iš tikrųjų mes turėjome problemų ir tik tais paskui likus 2 minutėm prisibijom. Taip kad turbūt analizuosim, ne tik tais galą, bet jau analizuosim visas rungtynės. Oi, sunkios varžybos iš tikrųjų, pareikalavo daug emocijų, daug jėgų. Gale varžybų tai išvis, tai viena, tai kita, tai 14 taškų, tai 2, žodžiu, sunkios varžybos ir džiaugiamės pergalę. 6 iš eilės. Tadai, kaip jautiesi sužaidęs pirmąsias savo varžybas? Kaip jausis? Smagu, kad prisiminė treneris, kad esu dar. Gerai,
Džiugu, kad laimėjo komanda. Vis tiek dabar planavote 3 rungtynės į priekį žaisti ir tikriausiai šnekėjote apie sekančios turų varžovus, Naglio ekipą. Kaip ruošiate šiai kovai? Ruošimės kaip ir prieš kiekvienas varžybas, iš tikrųjų įvertinam varžovus, perstudijuojam jų žaidimą, kaip kas ir stengiamės įvykdyti tam tikrus iškeltus trenerio tikslus kiekvienos varžybos. Ką treneris sakė per minutės pertraukėlės? Nežinau, kaip visada išlaiko tokią rimtį, nuramina, kad iš tikrųjų nors ir emocingos varžybos buvo, bet išlaikyti rimtį, tiesiog nepaleisti iš rankų. Kviečiam visus sekmadienio varžybas palaikyti ir džiaugtis 7 iš eilės pergalę.